Na, o dabar pamėtysiu biškiek akmenų į langų montuotojų daržą. Žodžiu, turbūt per mano karjerą yra buvę gal tik tais kokie 3 kartai, kai tvarkingai suputė makrofleksą. Nes būna visiškai nemoka pust. Pripučia, išverčia rankovės tokias storumo, kai ranka išlenda dešras tokias, paskui jas apsipjovinėti reikia. Yra buvę, kaip aš minėjau, mes iš karto uždedam makaroną. Yra buvę, kad tiek makrofleksas plėtės, kad net nukėlė išorinės juostas. Esam viduje radę, žodžiu, tokias geras išlindusias dešras. Reiškia, pučia, per vieną kartą bando užpūst. Yra auksinė taisyklė, niekada nepūsk makrofleksą per vieną kartą. Ir pavyzdžiui, atvažiuoja, sumontuoja langus, užpučia makrofleksą, kaip sakant, perlenkia šaibas ir išvažiuoja. O jūs paskui kniskitės, ateinam daryti fasadą arba daryti vidaus apdailą, langokraščius pasirašinėti. Nu, tai ten būna tragedija su makrofleksais. Tai sakau, galiu pasakyti, nemoka tie mūsų langininkai pūst makroflekso. Pavyzdžiui, dabar pas mumis yra sudėti langai, bet dar nėra makroflekso supūsta. Tai dabar, kai susidėjau palangės, susidėjau visur makaronus, kaip matot, pavyzdžiui, langas dabar ar ne. Ir čia jau aš galiu pūsti iš virdaus makrofleksą drąsiai. Man niekur niekas nieko neiškels. Aišku, reikia pūsti su protu, nes gali per vidų viskas išlipti. Tai dabar, pavyzdžiui, galim nueiti į vidų. Parodysiu kokią situaciją. Iš vidinės pusės. Tai einam dabar. Tepu. Tepu. Ir štai, pavyzdžiui, ateinam į vidų. Ateinam į vidų prie pirmo pasitaikiusio lango. Ir kaip matot, pas mumis dabar čia nėra jokių makrofleksų, nieko. Langas įtvirtintas ant varžtų. Ir dabar pūsiu atsargiai. Na, matot, užsipučiau dabar gal kokį 60% siūlės. Tai manau, besiplečiant turėtų beveik užpildyti siūlę. Ir turėtų čia būti viskas gerai, jeigu reiks pjauti, tai minimaliai. Tai kai pagalvoju, ar man čia reikėtų mokyti. Momentas, kai jau reikia atlikti išilginius pjūvius virš kiekvieno lango. Dabar reikia išpjauti dalylentę, žodžiu, išilgai. Tai mes tą progą pasiginkluosim biškį rimčiau. Pas mumis ten vėl geniukas atskridęs į statybą. Stuksena. Ai, smagus gal. Tai va, žodžiu, apsiginklavom, pasistatėm vienas, antras staklės. Vienos skirsavimui, kitas išilginiam pjūviui. Žodžiu, jos dabar sureguliuotos. Viskas horizontaliai stovi. Linija eina. O matavimas tai toks, žodžiu, man reikia dabar čia šito aukščio iki šito profiliuko, nes čia paskui dėsis angokraščio detalė, o iš apačios jau nebesidės niekas, dėsis tik tais apvadas viršui
Čia jokių vandens numetimų nedarysim, nes per daug arti stogo. Tai dabar matuosiu šitą aukštį ir angos plotį. Ir darysiu iš dailylentės tokį įpjovimą. Turim dabar kabelius skirtančius sieną. Kaip sakiau, stengiamės daryti tų kirtimų kuo mažiau. Išsiplanuojam normaliai laidus. Liečia lauko apšvietimą ar elektros instaliaciją. Tai dabar aš juos prisitvirtinsiu, kai jie stovėtų savo vietoj. Užsifiksavau laidus. Dabar apsipūsiu ir apklijuosiu. Trlim pam pam. Tas geras gabalas. Remixą kokį geriau padaryti. Pempel, pempel. Nu, šį kartą kur kas geriau. Nu, čia lygiai sueina. Daug klausimų gavom. Šakės, ta prasme, mūsų žinutė kemušasi va šitais klausimais. Tikrai aukštai jūsų. Buvo atsakymai klausimą Benediktui apie žolę, ar jį palieka kažkokį padarinių. Kitą langą taip pat turiu identiškai. Vėl 2 cm nuo briaunos ir matuoju vėl iki lango nuo kampo. Ir iki kokios nors statramščio. Žodžiu, dabar, kol man daro keletą ruošinių, aš pasimatavau angokraščius. Tai dabar aš šitas detalės einu išilgai atsipjausiu ir įsimontuosiu. Tai va, turim detalę, einam prisukt.
Žodžiu, nemėgstame stempt gumos. Tai va dabar tenais, kur tom skliautėm ant pjauna po kampu. Turiu aš čia ruošinukų. Užsivedu kitą sieną. Čia, kol padaužysiu, bus man paruošta tenais. Žodžiu, svarbiausia produktyvumas. Jeigu norim pasivaikščioti, galim visada į bulvarą išeiti. Nėra čia ko statyboj. Blaškytis. Užkopėme į viršų. Viena siena baigta. Aną sieną irgi beveik pabaigėm, liko viena eilė. Bet eilę tą norint uždėti, tik pirmą pradėti ruošti pakalimą, pastogės apdailą, tenai įsimontuoti profiliuką ventiliacinį ir tada uždėti paskutinę lentą. Dabar einam į aną pusę, susitvarkysim, iš kitos pastato pusės dar nėra visai pradėta. Žodžiu, veiklos nusimato, yra ką veikti. Laikom frontą. Stariariam. Naudokit liniuotę. Be Smart. Tai va dabar imsiu. Ir man reikia 6 po 75. Liniuotė. Tak. Na ir kaip greitai. Tai va tie po 75 eina čia iki Saramos pradžios. Tai dabar sušaudysiu. Stumk kokius, nežinau, 2 metrus, duok, karočiui. Varyk. Šitą gofrą irgi reikia būtinai apsikliuoti. Kliavome skylę. Šitaip atrodo klijuota skylė. Čia jau verykas niekur neįpūs. Eilinė diena ofise. Esam jau kaip ir beveik pabaigę montuoti dailylentes. Anoj pusėje dar ant skliautuko yra likę maža dalis tokia, bet dabar atidėjom, nes žodžiu, Aurimas ruošia garažo angokraščius, tai aš eisiu tuo tarpu pasipjaustysiu išilgai apdailinės lentas angokraščiams. Kaip matai, dabar va yra uždėta detalė tokia. Dabar čia ant išorės eis tokie pastorinimai. Aš dabar einu, kaip tik juos ir pasigaminsiu. Kiek sakai tokių? 120? 120 tokių detalių. Jos montuosis čia ant garažo angokraščių. Paskui čia taip pat eis apdailinis kampas. Dabar šitai dailylentį nupjausiu abudu špuntus. Mamka papka ir turėsiu 7,5 pločio apdailinę dailylentę angokraščiams. Šitą detalę reikia daryti per 2 staklės. Reikia pjauti ir išilgai ir su skersavimo staklėm. Tinka pasivaikščioti, kol prisilaižai, kaip sakant, paskiau jau eina viskas pagal šabloną. Tai va šitas prisidės taip. Krūvelė ruošinukų.
Ta krūvelė keliauja su manim. Va taip, ant smūgiaus dirbinom šitą vieną šoną, einam prie kito. Kadangi nebežvienas esam, tai tobulėjam. Dabar iš karto pasirašiu tokį rašinuką. Paprasčiau. Galiu pademonstruoti, kaip gražiai išsipaišo mano pasirašinukas. Toks L formos detalė. Dabar jinai įsideda. Tai pasiverčia. Opt. Papačiu biškį su rankyte pamušam. Ir viskas. Ir prisukam. Matuojam tada viršų. Nu ką, hebrytė, visiškai matosi finišo tiesioji. Liko dabar garažo langokraštis iš apačios dirbt. Ir pakalimai, bet su pakalimais grįžim po kelių dienų, nes turi paruošti lentas. Žiūrėkim dar kartą, ar čia mums pavyko padaryti. Jau liko pakalimai. Čia tokie sprendimai. Viršui, va, kaip matot, ventiliavimo profiliukas. Niekas neuždaryta. Nepalikta šusti. Taip. Viskas atrodo. Ką? Šiam kartui viskas. Susimatysime neužilgo. Tai sėkmės ir iki.